vienas didžiausių nesusipratimų žmonijoje yra tai, kad atsipalaidavimo galutinį tikslą mato kaip poilsį nuo gyvenimo, poilsį nuo kasdienybės, tam, jog pailsėję galėtų grįžti vėl prie to, kas yra labai sunku, nepakeliama, sunkiai tempiama, stumiama, vežama. Ir taip lyg per atsipalaidavimą pasikrovus jėgų, energijos būtų galima produktyviau viską vėl tempti, vežti, stumti. Tikroji tiesa yra ta, kad atsipalaidavimas iš tiesų mums yra skirtas, kad mes taip atvertume savo visiškai kitokią kokybę. Tam, kad mes, kai atsipalaiduojame, kai mūsų kūnas iš tikrųjų pailsi, kai atgauna savo resursus, mes pajaučiame norą vėl kažką kurti. Ir tas noras tai būna tikrai toksai subtilus, jisai nėra toksai grubiai kažkur stumiantis, traukiantis ar kažkaip tai mus destruktyviai veikiantis. Tai yra tiesiog jausmas, kad norisi iš tos malonios atsipalaidavimo būsenos kažką sukurti, padaryti ar išleisti į pasaulį. Ir jeigu mes būtume akyli šitai būsenai, šitam vidiniam tokiam subtiliam kvietimui, nes vienam tai gali būti noras megzti, siūti, tapyti, dainuoti, sportuoti, papasakoti, parašyti. Kiekvienam pagal jo prigimtį tikrai tas šauksmas kažkokiai vidiniai kūrybai gali būti tikrai labai autentiškas. Ir jeigu mes šitą subtilų kvietimą pagautume ir įsileistume tą akimirką, kai mes esame pailsėję, o neskubėtume gyventi vėl savo sudėtingo, sunkaus gyvenimo, o tiesiog tai realizuotume, mes vien iš to proceso gautume dar didesnį kiekį jėgų, energijos ir resurso. Ir pagavę tą mechanizmą, kaip mus veikia atsipalaidavimas ir kaip gražiai mus užpildo iš to užgimstanti kūryba, mes galime šitą momentą savo gyvenime plėsti. Tai yra kiek įmanoma, tarkime, net ir skubančioje, bėgančioje kasdienybėje, skirti laiko būtent atsipalaidavimui ir tai užgimstančiai kūrybai, kad ir minimaliai įgyvendinti, realizuoti. Ir tikrai per dieną, kad ir kiek skubame ir lekiame, galime rasti pusvalandį, tikrai galime rasti valandą. Čia yra tiktais prioritetų ir noro klausimas. Ir tada po truputėlį šitą mechanizmą atsipalaidavimo ir kūrybos plėsti, tai yra duoti daugiau erdvės jam savo kasdienybėje. Galbūt kažko vadinasi savo kasdienybėje teks atsisakyti ar persiorganizuoti savo prioritetų skalę, bet tą dalyką perorientuoti. Nepabijoti to vidinio stuksinčio balso, kad tai yra nesąmonės, tai yra nenaudinga, tai yra čia neproduktyvu ir niekam nereikalinga, o tiesiog jeigu pasitikėti ir atsiduoti šitam procesui ir leisti tam maloniam kūrybiniam procesui besiveržiančiam per jūs skleistis ir leidus jam užimti vis daugiau vietos jūsų kasdienybėje, pamatytumėt, kad ilgainiui galbūt netgi tai, kas jūsų gyvenime iš pradžio atrodė svarbu, būtina, reikalinga padaryti, tai nebėra tiek svarbu, būtina, reikalinga ir vis daugiau kažko galite atsakyti. Ir tokiu būdu savo kasdienybę galite užpildyti atsipalaidavimo ir kūrybos procesu ir iš jo padaryti savo gyvenimo pagrindą.
protas be abejo skubės sakyti, kad vėlgi tai tikrai iš to nepragyvensiu ir taip toliau. Bet vien tai, kokį jausmą tai viduje sukelia ir užkuria, ir jog jūs susigrąžinate gyvenimo džiaugsmą, ko galbūt šiai dienai negalit pasakyti apie savo dabartinį gyvenimą, kurį esate susikūrę, vis tik tai daryti yra verta. Tai kviečiu į atsipalaidavimą nuo šios akimirkos pažvelgti kiek kitaip. Ne kaip į pabėgimą nuo savo gyvenimo rutinos, nuo gyvenimo, bet kaip galimybę, kaip vartus, kaip tunelį, per kurį galite atrasti visiškai kitokį savo gyvenimą.